Po beveik 10 metų My Winter Caras jau išeina. Kas dar nematė, bet Steam'e jau atsirado pats Winter Caras. Tad nueisime šitame video, pažiūrėsime, kas naujo įdėta, kokios naujos nuotraukos, kas aprašyme gero ir kada bus jau išleidimo data. Prieš šokant amigos prie video, nepamirškime spausti laiką, subscribe ir tada nieko nelaukia. Šaunam prie vidoso. Tiksliai nežinau, kada jie čia įdėjo, bet Winter Caras jau yra Steam'e, visas įdėtas. Yra aprašymai, kuriuos pasižiūrėsime. Tuo pačiu yra naujas nuotraukos, nuo kurių manau ir pradėsime. Iš pradžių yra tiesiog traileris, kur grinai tiesiog vyrukas parūkė. Dar kai matau važinėja, ten ta visa trasa vyksta. Iš nuotraukų kas yra. Matau, kad mes dar visi esame pas tėvus namuose. Aš nežinau, ar mes tiksliai ten gyvensime dar. Tuo pačiu matau, kad atsiuntimo boksas yra jau naujas, kur gausime siuntinius. Tai mašiniukas išliko rivetas. Jau salonas man patinka, kaip šitas viskas atrodo. Matosi, kad dar stiklai vis yra užšalę. Tada čia tiesiog mašinos, detalės kažkokios. Čia galimai galbūt laikraštis paprastas. Bet čia matau ir rikošetas kažkoks yra. Dar mašiniukų daugiau bus. Čia kažkoks marketas, aš nežinau, ar čia iš Summer Caro tiesiog įdėjo, ar čia naują padarė. Cheap crap for rivetas, inventory rivetas, jo, čia marketas, okei. Kas čia? Jisai čia kraunasi mašiniuką, kas čia yra? Irgi nauja mašina. Pats kuriejas buvo daręs streamą, kuriame žaidė ir aprodinėjo patį Winter Carą. Ir kaip suprantu, čia yra parduotuvė, kurioje tu galėsi atnešti savo panaudotus daiktus, tarkim padaryti skelbimą, įdėti už savo norimą kainą ir parduoti. Čia mes mieste jau kažkur esame. Aš nežinau, ar mes čia gyvensime čia. Jo, čia lenktynės, klasika. Čia greičiausiai tas darbas. Čia mūsų kolega pagal matau. Įdomu tokį bildą jisai turi. Bet jo, čia greičiausiai bus mūsų oficinis darbas. Čia gal pažįstamas koksai. Su tokiu mašiniuku. Čia naujos detalės. Čia galbūt koksai smėlis, kad pasibarstyti gal. Čia greičiausiai lenktynėse kokios vietos. Ir tiesiog traileris ir viskas. Įdomu, kodėl neįdėjo kokio normalesnio trailerio, o ne tiesiog, kad kur stovėjo, bet matosi, kad prie išleidimo datos parašyta coming soon. Tikslios datos nėra, bet manau suprantama, kad iki metų galo tikrai turi išleisti. Jis tiesiog dar atsakė į klausimus. Čia irgi įdomiai paklausė, kokia dabar yra situacija su žaidimu. Tai žaidimas yra tipo žaidžiamas, tik tai jame yra vienas finišas. Visi eis per tą patį tiesiog story dalyką, bet su laiku atsiras naujesnių pabaigų. Tuo pačiu labai parašė, kad daug ko trūksta, kaip audio kažkokių dalykų, asset, polišų, bet ko labiausiai nesuprantu, kad jisai neturės nei intro, nei outro. Nežinau, labai keistai, kaip išleidžia jau beveik žaidimas ant išleidimo, bet tokių dalykų paprastų kaip intro nepadarė ir panašiai. Kaina irgi nieko nepasikeis, kai išeis į tą full versiją. Kaip suprantu, kaina bus kaip ir Summer Caras 15 eurų. Tai kurie turi Summer Carą bus akcija biški. Ir va čia yra surašęs daug tokių dalykų. Aš manau tiesiog išsiversiu lietuviškai, kad būtų paprasčiau viską pasižiūrėti ir normaliai susižiūrėti. My Winter Car yra išlikimo žaidimas iš pirmojo asmens apie seną projektinio automobilio turėjimą. Jūs perkate ir parduodate įvairias atsitiktinės dalis, kad sukonstruotumėte automobilį. Ilgainiui galite norėti jį sukonstruoti kaip įprastą kasdieninį automobilį arba lenktyninį automobilį raliui ar lenktynėms. Gerai, čia tada iš karto detalės yra. Pilnas automobilio ir variklio surinkimas su beveik 200 unikalių dalių. Detalus vairavimo, transporto priemonės būklės ir variklio modeliavimas, įvairūs kiti tinkami naudoti automobiliai nuo Tai tipo bus daugiau automobilių, kuriuos mes galėsime vairuoti. 10 kilometrų apsnigtų miško kelių, aplidėjusių greitkelių ir net aplidėjusių kelių ant ežero paviršiaus, žaidėjo kūno temperatūros simuliacija, daug įvairių darbo galimybių, realistiška teisėsauga, kuri persekios jūs, jei padarysite kvailysčių, čia klasika. Nepaisant visų smagių ir įdomių dalykų, vis dar yra baisus Suomijos žiemos šaltis ir tamsa, dėl kurios gyvenimas tampa pavojingas, leidžiantis ir varginantis. Įspėjimas. Šis žaidimas skirtas žaidėjams, kurie jau įvaldė My Summer Car iššūkį. Tikrai nerekomenduojamas žaidėjams, kurie nėra susipažinę su originalia dalimi. Šita dalis nežinau. Toksai dabar ateis paprastas žmogus, kuris norėtų pabandyti žaidimą, pasižiūrėti, kas jame gero. Greičiausiai, jeigu jis iš tikrųjų taip yra sunkus, atrodo čia kaip
Summer Karo hardcore modas kažkoks, tai paprastai casual žmonės, tie kazuoliniai, ką jiems daryti, jeigu jie tarkim nieko nesupranta. Nu biški labai keistai padaryta pagal šitą, nežinau. Ir žaidimas turės AI generuotų aišku dalykų, nu kaip ir viskas. Nu jeigu įdėjau jau į Steamą, jau atrodo iki metų galo tikrai turės išleisti. Nu gerai, jeigu kad ir ne iki metų galo, šią žiemą tikrai turi būti jau. O ką amigos, tiek šitam vidosui, nuėjau apžiūrėti jau Winter Garą, kuris yra Steam'e. Dar vis yra keista, kad aš jau jį matau. Kaip po tiek laiko viską atrodė, kiekvieną žiemą jau bus. O dabar jį iš tikro jau išleis. Parašykit komentarus, ką jūs manote, ar jūs žaisite, ar įsidėsite į wishlistą, ar laukite, ar matėte galbūt kokių naujų dalykų. Tuo pačiu, jeigu turit kokių dalykų padiskutuoti apie Winter Karą ar aplamai, tai užsukite į Discordą, kuris yra aprašyme. Ir tada kaip visada susitiksime naujose videose.